Tai kągi, sveiki visi, su jumis šiandien Benasas Seed. Tai šiandien iš tikrųjų parodysiu video, kaip aš bent jau patruliuoju GTA kaimelio serverį policininko, na kaip aš jo būna. Iš tikrųjų, kaip atvažiuoju į darbą, tai atvažiuoju su savo mašiną, pasistatau ir šiaip šitas video bus pirmas mano, tai nenustebkit, kad jokių mandrių editų nebus. Tiesiog bus viskas paprasta ir be jokių ten pridėjimų. Tai iš tikrųjų dar su šito video norėčiau parodyti, kaip turėtų viskas būti GTA kaimeliuose. Tai iš tikrųjų galėsim pradėti nuo pradžių. Tai pirmiausiai einam toliau biškį. Tai čia vat yra GTA kaimelių policijos komisariatas. Tai viskas kaip man patinka, tai galėtume turėti gal gražesnį kiemelį, kad čia biški nežinau, gal kokia tvora prisidėtų ar kažkas. Tada įėję čia yra laukiamasis, tai čia realiai per daug nieko gal negali, tai sulauki pareigūnų, čia gali su alt paspaudus pilti anketą į policiją arba prašyti atsiliepimą apie darbuotoją. Taip, tada šičia yra toksai kambarėlis, nežinau, kaip čia, valytojos kambarėlis, žodžiu. Taip, tai einam toliau, tai čia yra vieta, kur turbūt dirba visi, tai, nu ne tai, kad dirba, bet tiesiog toks ofisas, tai nelabai čia daug reikalo, čia yra šerifo ofisas, tai čia ateina vyresnieji komisarai ar pareigūnai, tai čia vat jie atsisėda ir apklausinėja žmonių, tai, čia biškį ant stalo, tai jo. Tada einam toliau, tada čia yra kaip ir areštinė, tai tiesiog ateini, pasidarai žmogų, ten viską supildai ir taip toliau, tai mano mėgstamiausia kamera šita, todėl nes yra viena iš toliausių. Einam toliau, čia yra išėjimas į lauką, tai čia realiai pro šitas duris įvedė asmenį, tai tada sugrįžtam ir einam į kitas patalpas. Taip, tai čia yra šita persirengimo kambarys, tai iš tikrųjų, kaip matome, turim spintas, turim 4 dušus, tai kaip ir problemos neturiu, nu, nėra. Tai iš tikrųjų šičia vat yra persirengimo kambarys, tai iš tikrųjų, ką mes padarysim atėję į tarnybą, ką pirmiausia reikia padaryti, tai persirengti, tai aš esu Limo 21 Fernandas Lopes, jei kam yra įdomu, tai mano darbinė uniforma turi būti pirma. Tai to apsirengėme. Ir neperšaunama, tai neperšaunama liemenė 3 turėtų. Žodžiu, čia kažkaip man biškai pasibuginėjo čia, ne? Jo, kaip čia man biškai pasibuginėjo. Aha, mat, pabaigė. Jo, tai tada ką padarome, tai einame per kairį betuką ir rašome MDT. Tai kai įsitraukiu planšetę, tai iš tikrųjų truputį papasakosiu apie planšetę. Jo, tai kas čia joje yra gero? Šiaip pats pilnai su jie dar, nu, jau galima sakyti, pilnai moku jo su ją naudotis, tai atėjus į tarnybą reikia iš karto pasidaryti on duty, bent jau man iš pirmo karto niekados nepasidaro. Tiesiog duty vėl ir tada taip, tai dashboardas čia tiesiog galiu pastebėti, kokios kolegos yra prisijungę. On duty pasidarai ir daugiau kaip ir nieko čia nereikia. Tada incidentus, tai kai supildai incidentus, tarkim, pavyzdį paimkim, va, kai išvažinėjau iš mechanikų, tai tarkim, važiuojant praskrudė golfas, nu žodžiu, va, parašai incidentus, šitą užpildai baudas ir arba tos baudos pareiškia, kad jam reikia sėsti į kalimą, ten tarkim, nuo 10 iki 40 mėnesių ar kažkiek. Ar kažkas tokio, tada šičia nieko įdomaus, čia taipogi nereikalinga, čia galim pasižiūrėti kokios yra kolegos, bolos tai yra paieškumo, tai galiu užpildyti paieškumą, tarkim, šičia paieškumas, bėgo nuo policijos daužė pareigūnų automobilį, naudojomis nedužinojus. Čia nieko gero, kameras šiaip irgi nieko, galima pačiau pasižiūrėti. The Citizens tai viena turbūt iš pačių naudingiausių šioje vietoje dalykų, taip bent jau man tai yra naudingiausi incidentai ir Citizens. Tarkim, įsirašykime, nu tarkim, bet kokį čia paspauskime, tai va, Vilius Sutraboti. Ir apie žmogų viską rašo, kad
Na, šitas nelabai ką turi šiaip, tai kaip pajungiam Marlos gandrą. Irgi nieko neturi. Oi. Nu to, va, Matuksas Kalašas, va, turi 3 automobilius, tai va, viską rašo apie jo darbą. Incidentą jisai turi 1. Tai va, čia yra viskas dalykai, yra viską rašo. Tada turi automobilius, tai va, čia yra paieškomumai ir taip toliau. Ir čia galima apsidrausti pistoletą ar kažką tokio. Ir daugiau nieko įdomaus. Taip, tai tada iš karto ką reikia padaryti, tai pasijungti raciją. Tai policijos departamento racijos dažnis yra 1. Tai va, čia yra kolegų. Tai ką reikia pirmiausia padaryti, prasinešti, kad tipo Limo 21, 10-1, 10-1 reiškia pradedu darbą, 10 užbaigi darbą. Tai Limo 21, 10-1 pradedu darbą, tada einu šičia. Limo 33, noriu pasiklausti, kas čia ką tik sakė, kad pradėjo darbą? Aš Fernandas, o ką? Ai, man drąsiai nepakrojo, tai man dėl to, sorry. Aha. Tai galim šiuo metu atsijungti nuo racijos, nes kolegos turbūt dirba darbą. Ir šiaip aš nelabai čia tiesiog norėčiau aprodyti. Tai yra asmeninė saugykla, kai susidėsiu savo daiktus, tai aš pasimsiu tazerį, antrankius, taisymo įrankius ir vaistinėlę. Tai iš tikrųjų bendra saugykloje, kaip matome, visokių dalykų. Tai aš ką dažniausiai pasimu, tai yra antrankiai ir biškai pavalgyti. Tai tarkim galim pasimti šitą 2 antrankius, 3 mėsainius ir 3 vanduojas. Šitą, kur vanduo yra? Vanduo, pasimsim vandenį. Tai tada ką reikėtų padaryti, tai tiesiog visus šitus dalykus padarė, kai esate padaręs, tada reikėtų nueiti į lauką ir nueiti į šitą vietą, tai vadinamai, nežinau, čia kaip aikštelė, garažas. Tai va, paspaudus R menuką, tai galite šičia parduotuvė, tai galite nusipirkti transporto priemonės, kiekvienas rangas kiekvieną skirtingą automobilį išduoda, čia pastatyti ir čia atidaryti šitą. Tai aš pasiėmiau Volkswagen Caddy, nelabai manis patinka šaldytuvas, šiaip jau visi šaldytuvai vadinami, tai ką pirmiausiai padarčiau padaryti, tai užsikurti, aišku, ir užsirakinti transporto priemonę. Ir viskas, aišku, atsirakina su R menuku, jei kas nežinojot. Tai va dabar mes, tarkim, atsirakinsim ir šitą parodysiu, bent jau kaip aš važinėju po paletą, tai galėsime, aišku, pravažiuoti ir pažiūrėti, kas yra gera. Taip, tai pirmiausia, aš važiuočiau čia visi šito rodiklę, tai važiuoju šičia, pravažiuoju visą šitą Procipio Drive gatvę, tada važiuoju į Paleto Boulevard gatvę, taip padarau tokį, vat, šitokį, ir tada į Paleto BLV Road 1, nu tai pagrindinė gatvė, ir po to užsuku dar pas mechanikus, tai galim tą ir padaryti. Tai ką dar apie šitą darbą papasakojus, kad turite vertinti savo pastangas ir atlikti viską tvarkingai, stengtis kuo viską geriau padaryti, tai užpildyti incidentus, pagelbėti žmonėms, norint įstoti į darbą, iš karto pranešu, reikia pildyti anketą, nes būna žmonių, kurie tiesiog skambina policijos pareigūnams ir klausia, kaip reikia patekti į policijos pareigūnus. Tai labai paprastai reikia užpildyti anketą ir laukti. Tai jo, ir šį kartą žiūrėkit, aš skipinsiu tus raudonus šviesoforus, nes, nu va, žalis, nes nėra laiko ir taip jau filmuoju video 3:30, tai supraskite ir mane. Tai taip, dabar nuvažiuosime, taip. Šitą, be to, aš bent jau nereaguoju į skambučius, tai ką pasidarau, tiesiog nueinu į services, veiksmai ir išjungti skambučius. Tada, kaip matome, yra radaras, tai paspaudus į jo raidę mes jį galime valdyti. Tarkim, galim čia mes jį persikelti tą, ar kur norite.
ten nustatymus, tarkim, šitą pasikeisti spalvą, šitą, aišku, man labiausiai šitą patinka, ir padaryti pagal savo dalykus. Taip, tai dabar darysim radaras. Taip, tai va čia apsisuku aplink aikštelę, pasižiūriu, ar nieko gero nėra. Tarkim, jeigu reikia užsipilu kuro, važiavęs, grįžtu, važiuoju dabar irgi po tokią vieną pagrindinių gatvių, tai pasižiūriu, taip čia kas. Gyventojų šiuo metu labai mažai, nes, kaip sakiau, yra 3:30, tai čia yra medikai. Norint gauti ginklo licenciją, reikia turėti medicininę apžiūrą. Ir išduosim policija šitą leidimus. Tai kaip matom, šičia va šitoj vietoj dabar jie stato transporto priemonės, tai iš tikrųjų negalima, bet tik to, tokius automobilius taipogi reikia konfiskuoti. Taip, tai jau važiuojam. Tai va, ir šiaip, aš šiaip mėgėjęs budėti su savo dviems pagrindiniais kolegoms, nes geriausiai, ne tai, kad sutariu, bet bendrauju, tai iš tikrųjų galit pasirinkti, galit budėti vienus, galit budėti keliesi. Taip, tai va, pravažiuojam šitą gatvę. Pravažiuosim gatvę, pasižiūrėsim, ar yra šitos įmonės. Viskas uždaryta, policija vienintelė dirba, tai čia yra nenuostabu. Iš tikrųjų, biškį greitkelį galim paspausti daugiau to gazo. Aišku, laikykitės taisyklių, aš čia tik tai sakau. Neturiu laiko čia jau labai viską taisyklingai daryti, nes, kaip sakiau, video filmuojamas labai vėlai. Tai va čia tokie atvarau, apsisuku. Ir išvažiuoju iš mechanikų. Kaip ir nieko nematyt. Ir sugrįžtu į policijos departamentą. Tai tarkim, jo, kaip matom, viršė greitį. Na, bet tik to. Aš šiaip esu neturintis licencijos ginklų, man reikėtų, nes norėčiau turėčiau pakilti, manau, neužilgo į kilo rangą, tai turėtų man išduoti policija pistoletą MK2. Tai va, ir kai baigia tarnybą, tiesiog darot. Taipogi savo galima statyti radarą. Pasistato, tarkim, čia pastatot mašiną savo, aš pastatysiu čia. Nubėgsime greitai šitą čia ir tada paspaudę E. Bus rašys pastatyti transporto priemonę į garažą. Tai va. Tai ką, tada yra šitas dalykas kaip panic. Jei, prasme, būna kažkas blogo, tai pasirašykit šitą dalyką ir žinos kolegos, kur jūs esat, kad jums kažkas yra blogai. Ir be to mokėkit visas racijos koduotės, nes tai yra labai reikalingas daiktas. Iš tikrųjų, ką dabar reikėtų padaryti, tai tiesiog pasakyti ten, tarkim, limo 21, 12, ką reiškia 12, tai reiškia baigiu darbą. Taip, tai, tarkim, pasakiau ir apsirengėme civilio drabužiai. Taip, apsirengsime. Oho, biški neveikia man čia. Kas čia yra? Būna, kad miestas žaibuoja. Na, bet nesmė. Jo, tai tarkim, įsivaizduokim, kad civilį aš pasidariau. Ir paskutinis dalykas, ką reikėtų pasidaryti, tai yra nueiti į M2T ir pasidaryti off-duty. Tai ačiū, kad žiūrėjo šitą video, tikiuosi pagelbėjau. Ir kitą kartą bus, manau, geresnis video su visokiais prikolais gal labiau. Ir kad būtų jums įdomiau žiūrėti. Nes šitas video pagrinde buvo, kai truputį pristačiau apie policijos darbą GTA kaimelio serverį. Ačiū.